Sveiki visi! Ir prieš man šitą video norėčiau padaryti keletą žmonių, tai būtų šitie visi puikūs žmonės. Ir jeigu tu taip pat nori patekti mano sekantį video ir rašyti bet kokį komentarą, sėliuosi, kad būsiu fainas, kėdas ir panašiai. O mes pradedam. Sveiki visi ir prieš filmuodamas dabar, prieš sakydamas visą video, prieš pradedant šitą video normaliai, noriu paprašyti Hebra, kad užėtumėte į link, kuris bus description'e, užėtumėte į tą kanalą, prenumeruotumėte jį, nes tai yra Fonixas, yra fainas žmogus, žiauriai man padėjo su streamais, su baneriu, su kanalu ir karočiai jis žiauriai padėjo žmogus, žiauriai geras, tai užeinam pas prenumeruom jį ir viskas. Taigi, kaip iš video pavadimo ir turbūt supratote, kad šiandien aš darysiu Q&A. Taip, aš daugiau kelti pirmadienį, šiandien yra šeštadienis, bet nevermind, man tai yra aktualu, aš tai dažnai vėluoju. Tai okei, ir manau, netempiant gumos galim pradėti. Tai pirmas klausimas būtų nuo Alfa Vyras. Ką veiktum, jei nebūtum pradėjęs kurti video per YouTube? Gyvenčiau tuo pačiu gyvenimu, tik tai, kad skirčiau daugiau laiko ne kūrybai, o laukuičių, ta prasme, mano gyvenimas dabar beveik nesiskiria niekam nuo jūsų, ta prasme, tiesiog tai, kad aš kuriu video ir viskas, ta prasme, YouTube'ai tie patys žmonės kaip ir jūs, mes niekam beveik nesiskiriam nuo jūsų, tai va. Okay. Redas klausė, Hesburger ar McDonald's, tai asmeniškai man yra McDonald's, nes mano nuomonė Hesburgeris yra šūdina kopija McDonald'o. Kornelija Saldytė klausė, ar aš esu tavo gerbėja, mano šitas reikia klausė ne manęs. Meda Jucaitytė klausė, žiūri serialus, jei taip, koks mėgstamiausias šio serialų jokių nežiūriu, tad ir neturiu kol kas mėgstamiausių, tai va. Okei, Kestas Marčiulaitis klausė, aš arti pradės sportuoti, aš jau sportuoju, tad jo. Egidijus Žukauskis klausė, ką darytum, jei pavogčiau tave? Dipsis Pau klausė, kaip sugalvojai kurti video? Sugalvojau kurti video gan įdomi istorija buvo, kad man buvo tada gal, ką žinau, 9-8 metai kažkur taip. Ir aš žiūrėjau vieną youtuberį, tiksliau kanalą, kur ten buvo keli žmonės ir kartu jie kūrė Minecraft serialą. Aš pažiūrėjęs jų serijas, pagalvojau, kodėlgi, kuo aš kaip blogesnis ir kodėl aš negaliu sukurti tokio. Ir susikūriau kanalą. Susikūriau grupę, kurią galėtume filmuoti, bet taip ir nenufilmavom nei vienos serijos. Tai va taip, o vėliau tiesiog kažkaip atėjo link to, kad aš pradėjau kurti vlogus ir viskas. Silvija Skirgailaitė klausė, patinka mano photoshopai? Faini photoshopai. Okei, Jonas Žilys. Jei tau būtinai reiktų pasirinkti rausnėdės arba Antanas Jot, kurį raustintum? Nedį raustinčiau. Nedį nepyk, bet tave raustinčiau. Draugiškai, tiesiog draugiškai. Antanas Ikimavičius klausė, ar mėgsti bananus? Nu jo. Vika Alve, ar mėgsti Nedžio Višto Jolantą? O taip, aš ją tiesiog dievinu, aš tiesiog ją myliu. Jolanta, jeigu žiūriu šitą video, tiesiog... Tomas Kės klausė, iš ko kilo tavo YouTube'is pavadinimas? Tai jau kaip minėjau praeitam klausime, kad buvo toks kanalas Minecraft'o ir aš bandžiau kažkokį panašų kanalą pavadimą kaip jų ir kažkaip atėjo viskas link manęs XLT, tai va. Ok, tai Auksė Starkauskaitė klausė, ar atsisakytum interneto ir elektros mėnesių, jei gautum 1 milijoną eurų? 1 milijoną eurų, jo. Tai jeigu tai būtų tik 1 mėnesiui, tai atsisakyčiau ir nuvažiuočiau pagyventi tą mėnesį pas močiutę. Ir aš turėčiau milą ir turėčiau elektrą, internetą naudočiau, karočią. būtų pliusas man pizda koks, tai va. Katrina Getzel klausė, geriausiai tavo 3 matyti filmai.
Pagirios Las Vegase, Kaimynai 2 ir Bose. Tai viskas komedija, jeigu ką. Nedas Gau klausia, ar aš duchas. Kodėl turėtum būti duchas? Ne, nemanau, kad tu duchas. Ok, hebra, tai štai tiek buvo šiandien klausimų, štai tiek šitos 17 klausimų atrinkau, nes jie man pasirodė fainiausiai, įdomiausiai ir kiečiausiai. Tai hebra, ačiū už dėmesį, ačiū tai, kad dalaukėt šitą video. Ir ačiū jums, hebra, už 2600, iki 3000 liko tik 400, tad hebra, tikiuosi greit surinksim, bus fainai ir kažką per 3000 aš faino sukursiu, sugalvosiu, tad jo. Kodėl šiaip rankama kalvoju? Tai karaš, hebra, ačiū dėmesį, ačiū, kad buvau su mumis. Nepamirškit laikint, prenumeruot, subscribint ir iki sekančio karto. Bye.